Jei roges reikia pradėti ruošti vasarą, tai kalbant apie pensiją, reikia pradėti ruoštis gerokai anksčiau. Geriausiai tada, kada susirandate patį pirmąjį darbą. Viskas, ką reikia padaryti, paprasčiausiai išsirinkti iš visų įrankių ir instrumentų, kaip susikaupti tą savo orę pensiją. Į šį klausimą tikiuosi mums padės atsakyti Swedbanko privačių klientų tarnybos vadovas Pavelas Ladziatas. Sveiki, gyvi. Sveiki. Pirmiausia, apibrėžkim, kas yra ori pensija. Mes labai dažnai minim tokį terminą, netgi taip galima sakyti, bet vienam ori pensija yra galbūt 600 eurų, kitam galbūt 16 000 eurų. Tai kas yra ori pensija? Turbūt tokio vieno universalaus apibrėžimo, kas yra ori pensija, nėra, bet paminėsiu kelis. Tai pirmas toks tarptautiniu mastu cirkuliuojantis apibrėžimas yra, kad ori pensija turėtų sudaryti apie 2/3 tavo darbinių pajamų, kurias turėjai viso savo karjeros metu. Bet antras dalykas, tai kalbant apie pensiją, prisiminkim, kad bent jau finansinė pensijos dalis, tai yra tik priemonė gyventi taip, kaip tu nori gyventi ir daryti tai, ką tu nori daryti. Tai aš sakyčiau, visų pirma, žmonės turėtų pagalvoti, o kas yra ta ori veikla, kurią aš norėčiau užsiimti ir kaip aš įsivaizduoju savo orų gyvenimą. Ir kiek man tam reikės pinigų. Taip, ir kiek man tam reikės pinigų. Ir tai bus irgi antras atsakymas ir pasižiūrėti, susiskaičiuoti, apie kokį pinigų sumą eina kalba. Gerai, pensijų kaupimas Lietuvoje egzistuoja daugiau nei 20 metų. Ir vis dar čia egzistuoja, tai nėra naujas visai dalykas. Tikrai negali taip vadinti. Ir vis dar egzistuoja daugybė mitų, vis dar žmonės nepasitikė. Ką mes matome žiniasklaidos, dažniausios antraštės yra mane per prievartą įtraukė ir privertė kaupti pensiją, bet aš išsikovojau teisę, kad galėčiau sustabdyti. Tai kodėl taip yra? Tai pirmas dalykas, iš tikrųjų Lietuvos bent jau papildoma kaupimo pensijų sistema gyvena nuo 2004 metų. Tai per 20 metų laikotarpį buvo mažiausiai 7 kapitaliniai pakeitimai. Tai iš tikrųjų aš sakyčiau, kad nešioja tą pensijų sistemą iš kairės į dešinę ir labai dažni pokyčiai tokiam svarbiam dalykui kaip pensija nėra gerai. Tai čia yra turbūt pirma dalis. Antras dalykas, tai iš tikrųjų mes esam labai dar nedaug metų nepriklausoma šalis ir kur mes turėjom dešimtmečių patirtį ir prisiminimus, kad už mus viskas pragalvota, už mus viskas suplanuota ir netgi privačiai rūpintis kažko yra ne tik, kad neleistina, bet ir draudžiama. Tai tas šleifas, jis po truputėlį tirpsta, bet jis vis dar mus vijosi iš praeities. Ir turbūt, galbūt dar trečias dalykas, kurį verta paminėti, tai vis dar labai svarbu kalbėtis, kad mūsų ateitis yra mūsų rankose. Valstybė yra mūsų, ne kažkieno, tai mūsų pensija yra mūsų pensija, taip kaip aš noriu gyventi, taip aš noriu gyventi. Ir visų pirma, pats žmogus, kuris galvoja apie ateitį, turi savo pasakyti, kokios jisai norėtų ateities ir pasižiūrėti, kiek jam prie to padės prisidėti valstybė ir kažkas kitas, o jau kokia našta tenka jam pačiam. Kitaip tariant, ką aš pats sukaupsiu, tą aš ir turėsiu pensijoje, bet šitą mintį turbūt žmonės supranta vėlgi labai skirtingai. Vieni tai supranta, kad reikia kaupti antroji pakopoje, kiti sako, aš dar kaupsiu ir trečioji, nes čia mano pensija man nepakaks. Ir kiti sako, aš nieko ir nekaupsiu, aš nieko nepasitikiu, pasitikiu tik savim, aš kaupsiu koiniai. Kuris variantas teisingas? Kaip išsirinkti? Kaip išskaičiuoti tą savo pensiją? Na, aš sakyčiau, kad visų pirma, turbūt paprasčiausiai yra apibrėžti neteisingą sprendimą. Tai neteisingas sprendimas yra negalvoti, kad ateitis ateis. Nes jinai kažkokia, tai vienokia arba kitokia, bet jinai ateina. Norim mes to, nenorim, jinai ateina. Tai sakyčiau, kad labiausiai klaidingas sprendimas apie tai negalvoti arba tai neigti, kad kažkaip bus. Nes jeigu taip galvojate, tai būtent kažkaip ir bus. Ne kitaip, o kažkaip. Tai visi kiti kaupimo būdai, jie turi savo pliusų ir minusų, priklausomai nuo žmogaus tikslų, bet iš tikrųjų aš sakyčiau, kad žmogus, kuris kaupia koinį, yra ženkliai geriau negu žmogus, kuris visiškai nekaupia. Ir tiesiog Lietuvoje, žiūrint, yra pati valstybė šiek tiek prisideda prie žmonių kaupimo savarankiško pensijom, jeigu žmonės kaupia tam tikrais sprendimais, tai yra pavyzdžiui antroji pakopai arba trečioji pakopai, arba mokestinės lengvatos, arba papildomas valstybinės subsidijos, tai yra būtent valstybė rodo, kokiais būdais valstybė labai skatina žmonės kaupti. Bet bendrai tokio dalyko, kas yra geriausias kaupimo būdas, tai mano nuomonė yra, kad visų pirma reikia išnaudoti visus lengvatinius mechanizmus, kurias tau suteikia valstybė,
O toliau žiūrėti nuo to, koks tu esi kaip žmogus, ar esi disciplinuotas, ar tau labai svarbu čiupinėti tos pinigus kasdieną, ar ką tu planuoji iš principo ateityje daryti su sukauptais pinigais. Tai nuo to priklauso ir kaupimo būdas, nes tikrai matėme ir kalbėjome su klientais, kai žmonės kaupia įvairiai, kažkas nusipirka butą ir nuomoja ir mano, kad tai yra geriausia investicija, nes paskui bus nuomos pajamas, kažkas nusipirka garažą į nuomoja. Visą laiką kiekviena investicija, visos ta prasme, ir antra, ir trečia pakopa, ir tas pats butas turi savo niuansų. Tai kai žmonės perka nekilnojamą turtą, reikia prisiminti kelis dalykus, kad investavimas ir nekilnojamą turtą turi nemažai rizikų. Nekilnojamas turtas gali nuvertėti, tau gali staigiai prireikti dalies pinigų išsigryninimo, viengi balkoną iš buto neparduosiu. Antras dalykas, gali būti laikotarpio, kai tu nesurandi nuomininkų, gali būti laikotarpio, kai tau reikia investuoti į butą, remontuoti ir dar kažką daryti, gali būti kažkokie tai įvykių bute, ar tai užlieja, ar sudega ir įvairių kitų dalykų. Dar vienas dalykas, kad nepamirškim, kas kartą reikia rinkti pinigus, tai sukti galvą, reikia važiuoti, kažkaip tartis, kažkaip nuomininkas pervestų pinigus. Bet ta prasme, toks būdas yra galimas, žinoma, kad galimas, bet reikia pasverti visus niuansus, kas gali būti ir pasižiūrėti, ar tau rizikos, kurios gali atsitikti, jos tau yra priimtinos. Jūs dar užsiminėte apie valstybės skatinimą ir lengvatas, kurias gyventojai gauna, tai tie, kurie kaupė trečioji pakopoje, iki šiol dalį gyventojų pajamų mokesčio galėjo susigrąžinti, ar ne? Dabar įvyko pokyčiai? Taip. Tai pokyčiai įvyko, kad nuo naujom sutartim, kurios sudaromos, nuo 25 metų sausio 1 dienos, tai gyventojų pajamų mokesčio lengvatos nebegalios, o sutartim sudarytom iki 25 metų sausio 1 dienos, tai lengvata galios dar 10 metų, tai reiškia iki 35 metų. Kokias klaidas žmonės dažniausiai daro jūsų vertinimu, kai renkasi, kaip kaupti tą pensiją? Mes čia apkalbėjom ir apie pakopas šiek tiek, ir dar egzistuoja ir kokie nors investiciniai gyvybės draudimai, ir investicija į nekilnojamą turtą, ir visokių tų variantų yra. Kokias klaidas žmonės dažniausiai daro, galvodami apie tą savo ateitį? Dauguma žmonių, kai pradeda kaupti privačiai, jie pradeda kaupti, pradėsiu nuo 30 ar 50 ar 40 eurų per mėnesį ir bus gerai. Ir mano akim žiūrint, nepriklausomai nuo sprendimo, ar tai bus antra, trečia arba investicinis gyvybės draudimas, tai yra klaidinga pradžia. Todėl, kad visų pirma, iš tikrųjų reikia suvokti, o kokių pensinių pajamų tu norėtum. Tai... Ar 50 eurų tau pakaktų? Ta prasme, 50 eurų įmoka, jie vis tiek reikėtų pagalvoti, o išeisiu, pavyzdžiui, pensiją, tarkim, reikia suvokti ir pačiam savo atsakyti vis pirma, kelių metų aš norėčiau išeiti pensiją, nes valstybinis pensijos amžius yra valstybinis pensijos amžius, bet mano privačios lėšos, jos manęs niekaip nei riboja, nei įpareigoja, nei įrėmina. Tai jeigu aš sukaupsiu pakankamai, būdamas 45, štai welcome pensija, aš išeinu į pensiją, tai klausimas pirmas, ko aš noriu. Ir kartais, iš tikrųjų, kaip ir minėjau, pats turbūt svarbiausias dalykas kaupiant pensiją yra laikas. Ir kartais žmonės labai praranda brangų laiką. Ir man asmeniškai buvo tokia patirtis, kai aš sudariau trečios pakopos pensiją, pirmus 2 metus aš kaupiau po 30 eurų ir aš kažkur viduje moraliai jaučiausi, ašgi kaupiu ir viskas. Psichologiškai nuramino save. Tikrai taip. Ir kai tu po 2 metų supranti, kad Jėzu 2 metai praėjo, aš sukaupiau 600 eurų. Ir supranti, kad kas iš to, ta prasme, kas bus, kai, pavyzdžiui, sukaupsiu, bus 5000, kai būsiu vyresnio amžiaus, kiek tai prisidės prie mano pinigų srautų, tada tu pradedi biškai galvoti, gerai, biškai pagalvoti apie tos pinigų srautus, kuriuos aš norėčiau, ir nuo to pradėti galvoti, kiek man reikėtų prisidėti ir tada jau skaičiuoti mokesčius, grąžas, lengvatas arba kitus dalykus. Bet mes turim aišku procentą, kiek reikia taupyti, ar ne? Visada nuo pajamų 10% dėkite į taupyklę, yra tokia kažkokia taisyklė tarsi. Tai kiek procentų reikia atsidėti jūsų vertinimu, nežinau, turbūt kas kiek galite, tiek atsideda, bet jūsų vertinimu, kiek reikėtų atsidėti, kad pasijaustų? Bet universaliai kalbant, tai 10% taisyklė yra gera taisyklė. Nes įvertinus maždaug paskutinių 50 metų kapitalo rinkų vidutinės grąžas ir žmonių gyvenimo trukmę išėjus į pensiją, tai 10% iš tikrųjų kaupimas per visą gyvenimą, tai reiškia pradedant nuo pat pilnametystės, jis jau užtikrina tau plius minus apie 2/3 tavo pajamų, kurios turėjo darbinio amžiaus metu. Ačiū Jums, Pavilai, už pokalbį. Iš tiesų, pagrindinė mintis, ką aš išgirdau, kad ateitis tikrai ateis, tad reikia kuo anksčiau apie ją pradėti galvoti, kuo anksčiau įsivertinti, kiek tų pinigų mums pensijoje reikia ir
Aišku, net jeigu kažkuo nepasitikite, svarbiausia sugrasti tą būdą, kuris jums tinkamiausias, na ir susikaupti kiek įmanoma daugiau tai oriai savo pensijai. Labas, Evaldai. Labą. Tai šiandien Pavelas su Ugne kalbėjosi truputėlį teoriškai, kas nutinka, kai žmonės kaupia pensiją arba nekaupia, o mes padarysime su savimi eksperimentą. Dažniausiai miršta. Miršta, nesukaupia. Pensija. Nes kaip tu galvoji, kad žmonės išeina į pensiją? Aš turiu labai keistą supratimą iš viso seno žmogaus, pavyzdžiui. Man jau virš 50 atrodo taip toli, kad man jau viskas ir aš galvoju, bet kada pas mus yra nuo šiam 5? Nuo šiam 5. Nuo šiam 5. Taip, bet žinai, dabar 60 naujas 50, tai va, 50 naujas 40, tai visai. Ir priklauso nuo gyvenimo būdo iš tikrųjų. Aš tai vertinčiau, kada pagal gyvenimo būdą, kada galima išeiti į pensiją, kada ne. Nes, o kada tu norėtum išeiti į pensiją? Aš? Žiūrint į kokią, pavyzdžiui. Jeigu tokia, kur aš galiu biškį dirbti ir po to didžiąją dalį laiko nedirbti, taip kaip dabar, pavyzdžiui, tai norėčiau išeiti nuo kokių 50, sakyti. Taip. Kad galėčiau savo sodybai krapštytis, lamą prisipirkti. O tu skaičiavai, kiek tau maždaug reikėtų skaupti pinigų, kad tu galėtum taip nuo 50 išeiti ir truputėlį dirbti, truputėlį nedirbti? Ne, aš galvojau, kad man nereikia kaupti pinigų. Nereikia kaupti. Aš galvojau, išlaikysi lamas? Aš lamos išlaikysiu iš kokio nors vieno kambario buto Pilaitėj, kuris jau tada, kai man bus pensija, nuoma jo Vilniui kainuos kokius 2000 eurų. Už 18 kvadratų. Nu, tai turi tokių planų investavimų. Žadu išnaudoti studentus, ką tik atvykusius į Vilnių, kad išlaikyti savo lamas ir alpakas. Bet dabar trumpai, nuobodesnį truputėlį žodį įsivesim Sodros pensiją. Tai yra ne Sodros pensija, bet šiandien, kadangi mes atliekam eksperimentą, tai aš žinau, kad tu to nebuvai daręs, tai aš noriu tau pasiūlyti, pabandyti ir visiems, kurie mus žiūri, galbūt ir ne visi žino, kad mes galime Sodros puslapyje prisijungę prie savo paskyros pasitikrinti, kada mes išeisime į pensiją ir kokia maždaug prognozuojama bus pensija. Tai tu šiandien darai tą pirmą kartą? Taip, aš šiandien darau pirmą kartą, esu Sodrą prisijungęs tik dėl to, kad susimokėti nesumokėtų mokesčių, bet nežiūrėjau niekad pensijos. Taip. Tai va, tai žiūrėk, mes atlikom, čia suvedėm visus duomenis, kurių mums reikėjo ir mes net galime... Kas buvo labai nedaug iš tikrųjų. Nedaug, dalis duomenų susikelia ir iš tiesų man pačiai buvo labai įdomu, aš seniau truputėlį negu šiandien esu tą padariusi, bet čia galima tiesiog pabandyti ir įvesti prognozuojamas pajamas, kokios jos yra dabar, kokios jos galėtų būti, nes jeigu tu galėtum daugiau uždirbti, ar ne, kaupi pakopoje, pirmoje, antroje, trečioje, galima irgi tuos duomenis susivesti. Ir čia, man atrodo, net yra parašyta, kada tu išeisi pensiją. 63 metais. O Jėzus. Balandžio 1 dieną. Tai va, tai 63, tai gali pasiskaičiuoti, kiek maždaug tau bus metų, pagal įstatymą oficialiai galėsi išeiti į pensiją. Neatrodo man šitie skaičiai realūs ir kad juos aš kada nors pamatysiu. Iš tiesų, psichologiškai mums rūpintis pensiją ir galvoti apie save pasenus yra labai sunku, nes noriu tapatintis su ateitimi, kai aš jau nebegalėsiu maždaug dirbti ir taip toliau, tai mums psichologiškai sunku, reikia save prisiversti tą daryti. Bet čia mes turim paskaičiavimą. Tu kaupi pirmoje pakopoje, kurį kaupia visi dirbantieji. Čia nori, nenori kaupia. Nori, nenori, turbūt pagal tie, kurie dirba, tie ir kaupia. Antroje pakopoje nekaupi, bet čia yra nurodyta, kiek padidėtų tavo pensija, jeigu tu joje kauptum. Tai, kad tu kaupi pirmoje pakopoje, rodo, kad tu išėjęs į pensiją 63 metais. Taip. Tavo pensija sudarytų 35,5% tavo atlyginimo. 35,5%. Normaliai dar. Normaliai. Jeigu aš turiu kur gyventi, 300 eurų dar netrodo taip blogai. Jeigu, pavyzdžiui, randi maisto kažkur, jeigu kažkas mokesčius padeda sumokėti dar, ir jeigu tos 300, jeigu vaikai padengia tavo komunalus, ir jeigu vaistų nereikia. Čia yra didelis pliusas šiaip. Čia yra, Sodra gal geriausiai parodo tau ties skaičiukus pamatęs, kad visgi reikėtų dabar atsisakyti cukraus, angliavandenių ir kitų dalykų, nes
kažkaip panašu, Nes sirgt negalėsi. ant vaistų po to bus pakankamai sunku. Sirgt negalėsi. Jo. Jau. Tai jeigu taupytum dar ir antroje pakopoje, tai gauname valstybės paramą, jeigu pats prisidedi ir valstybė to prideda, tai sudaro apie 50% nuo mūsų pajamų, o trečia pakopa yra visiškai mūsų laisvas apsisprendimas kaupti, mes investuojam savo pinigus ir tada kaupiant visose trijose pakopose mes sukupėm apie 70% pajamų. Tai tu turi dar, man atrodo, čia apie ką pagalvoti, Pilaitės butas yra toks tikrai. Bet man nuoširdus klausimas. Žiūrint į šitą purpurinę sodros spalvą, aš esu labai daug girdėjęs žmonių šnekant, tarp jų ir mano, pavyzdžiui, tėvus, kurie sako, kaup čia nekaupęs valstybei. Kas čia žino, kas bus po tiek metų? Ar tie tavo pinigai bus, ar tau jas išmokės? Pensijų sistema veikia taip, kad mums pensijas mokės mūsų vaikai. Tai yra tie, kurie dirbs, ar ne? O gyventojų mažėja darbo, todėl gali tekti gal ir ne 63 jau išeis į pensiją, iš tikrųjų 73. Arba tu po to sakys, viskas užsidarė pensijų traukinys ir mes nebeišleidžiam nieko į pensiją. Aš tikiuosi, kad viskas bus gerai ir jeigu mes negalim pasitikėti valstybę, kurioje gyvenam ir kurią kuriam, tai tada būtų labai liūdna. Bet turbūt apibendrinant mūsų šitą pasižiūrėjimą, kas gerai, kad kilo klausimų, kad atsirado kažkokių ar ne. Tai kas svarbiausia yra turbūt nebūtinai tai, kur tu kaupi, ar tai yra antra pakopa, tai yra tavo apsisprendimas, ar tai yra trečia pakopa, ar tai yra nekilnojamas turtas, ar tai yra verslas, į kurį tu investuosi ir iš kurio ar ne dividendų gyvensi. Bet atsakymas tau ir turbūt tavo tėvai, kurie sako, aš nežinau, ar aš gausiu pinigus, visada yra, jeigu ne tai, tai kas. Jo. Aš tikiu, kad daugelis pasitikrins šitą skaičiuoklę, pamatys, bent jau pasitikrins, nes daugelis nežino, kaip jie kaupia ir kur jie kaupia. Taip. Ir pagalvos apie sprendimus, pasikonsultuos ir priimsius. Ir aš tikiuosi, kad sodra dadės skliausteliuose prie šito 2063 metais, kad išeisiu į pensiją, kad dar dėdėtų vienus skliaustelius ir parašytų, tai nėra taip toli, kaip tu galvoji.